Tai kamieninės ląstelės, mitais apipintos, ne? Taip. Tai šiandien galit pasakyti, kada aš numirsiu, jeigu pasidarysiu tyrimą? Nekada, bet nuo ko, tai ko gero taip. Tai čia yra tikrasis lūžimas. Virkštelės kraujas dažniausiai naudojamas kaip kaulų čiulpų pakaitalas arba substitutas. Šiaip yra kokia nors statistika, kiek tėčių kerpa virkštelę? Aš galvoju, Aini, kad jūs pasirinkot tokią keistą veiklos sritį, ne? Kuo užsiimat? Kamieninių ląstelių, ne? Surinkimu ir saugojimo. Ir tada kita tema yra? Genetinių tyrimų. Genetiniai tyrimai. Tai kamieninės ląstelės, mitais apipintos, ne? Taip. Tai aš kaip pagalvoju, ateiti pačiam, plus pats ne medikas, ne? Ne. Iš šitą sritį, tai čia toks iššūkis, ne? Tikrai taip, bet dėl to ir įdomu. Tai dar detaliau, ne, kad žiūrovas jau, ar žiūrovės suprastų, kam čia aktualiau. Šeimai turbūt čia aktualu, ne? Tikrai taip. Aktualu šeimai, paslauga kaip ir teikiama pačiam naujagimiui, nes yra jo kraujas, virkštelės kraujas ir kiti audiniai išsaugomi, bet jais yra nemažai šansų, kad galės pasinaudoti ir visi kiti šeimos nariai. Tai taip buitiškai kalbant, kad suprasčiau, kad gimdymo metu, gimus leliukui, jūs paimate virkštelės kraują, ar kaip tai atrodo? Panašiai. Ne visai taip, kadangi paslauga vis tiek susideda iš keletos etapų, tai pirmiausia, viskas prasideda nuo to, kad šeima, besilaukianti šeima, sužino vienu ar kitu būdu, kad yra tokia galimybė. Tada pasigilina ir turi kreiptis į mus prieš gimdymą geriausia ir užsisakyti tą paslaugą. Užsakius paslaugą, jie gauna štai tokią konteinerį. Tai yra medžiagų surinkimo rinkinys. Galiu paimti pažiūrėti? Taip, žinoma. Paimsiu. Tokią dėžutę? Taip. Būtent šitą dėžutę užsisakė gauna ir su ją vyksta į gimdymo namus. Čia yra instrukcijos, dokumentacijos. Ir pats žmogus tą turi atlikti? Ne, tai atlieka akušerės. Okay. Yra apmokintos akušerės. Paprastai tėveliui nukirpus virkštelę, jau tada akušerė iš virkštelės pačios surenka likusi kraują. Tuomet yra gimdoma placenta, tada dar galima surinkti placentoje likusi kraują ir tada dar galima surinkti virkštelės audinį, nes jame yra kitokio tipo kamieninių ląstelių, kurios turi daug platesnį panaudojimą netgi negu virkštelės kraujas, nes virkštelės kraujas dažniausiai naudojamas kaip kaulų čiulpų pakaitalas arba substitutas. Tai yra, jeigu šeimai kažkada prireiktų kaulų čiulpų transplantacijos, tai tikėtina išsaugojus šitą medžiagą, jiem nereiktų ieškoti donoro, jie turėtų banke savo paruoštą mėginį, kuris tikėtina tiktų daugumai šeimos narių. Šiaip yra kokia nors statistika, kiek tėčių kerpa virkštelę? Geras klausimas, manau, kad apie pusę. Pusę, ne? Jo, kažkur, nes ne visiems tai yra nesilpnų nervų veiksmas, bet dauguma tėvelių, kurie jeigu dalyvauja gimdyme, tai paprastai jie kerpa. Aha. Jeigu tą paslaugą, kaip seniai įteikiama šiaip yra pasaulyje? Nuo pirmosios transplantacijos virkštelės kraujo pacientui, sergančiam leukemiją, jau praėjo 35 metai. Ir aš asmeniškai pažįstu tą pacientą, nes jisai dažnai dalyvauja pasaulinėse konferencijose ir kviečiamas kaip svečias, kaip pavyzdys, kad tai yra ne mitas, kad tai yra rimti reikalai. Po to po truputėlį ta paslauga įsibėgėjo ir jau tokie privatus šeimos bankai, kurie siūlo paslaugą būtent šeimom, privačiai išsaugoti, maždaug 30 metų aktyviai veikia. Ir yra valstybiniai donoriniai bankai, kur, pavyzdžiui, Amerikoje yra ne vienas bankas, kur tu gali saugai ne savo, bet tu gali donuoti, kaip mes kraują donuojam, taip ir virkštelės kraują galima donuoti donoriniam bankui. Lietuvoje dėja tokio banko nėra, nes tai yra valstybei pakankamai brangi paslauga. Tai dėl to populiariausia Europoje yra šeimos bankai, kur žmonės saugojasi ląsteles patys savo reikmėm. Ir jas galima saugoti realiai visą gyvenimą, nes jau įrodyta, kad jų stabilumas 30 metų išsaugojus, ląstelės nekinta, nesensta. Nes jos saugomos yra tos kriokamerose, ne? Skystam azote, 196 laipsniai minus. Ir net elektros nereikia, užtenka papildyti azotą ir jos saugiai guli.
O kaip ta pati logistika atrodo? Tai iškart neužšaldoma, aš suprantu. Ne, iškart neužšaldoma. Ir jūs ne Lietuvoje saugote, siunčiate į kur Šveicarijai? Taip, papasakosiu. Tai logistika atrodo taip, kai jau akušerė surenka visas medžiagas, supakuoja, informuoja mus, mes patikrinam visą dokumentaciją, ar nėra klaidų, ar teisingai užpildyta. Tuomet patvirtinus kviečiam kurjerį ir kurjeris atvyksta pasiema ir mes turim 3 paras pristatyti, anksčiau siūsdavom į Šveicariją, šiandien siunčiam tiesiai į Varšuvą, nes centralizavo didžiausias Europos bankas savo visas laboratorijas Varšuvai. Yra didžiausia laboratorija, ten vyksta apdorojimas, ištyrimas, išskirimas ir užšaldymas. Ir jau paruošti mėginiai tada yra transportuojami į Šveicariją. Kas dar man įdomu iš šitos paslaugos, tai aišku kaina. Paėmimas, saugojimas, kaip kas metus reikia mokėti, kaip tai atrodo? Šį bankai taiko įvairius modelius, galima vienkartinis galimas mokestis, galima įsimokėtinai. Mūsų atveju populiaresnis yra vienkartinis, mes įtaikom ženkliai mažesnį negu buvo anksčiau. Jeigu, tarkim, kai aš saugojau pirmasias ląsteles savo sūnui, tai kainavo 18 metų, suskaičiavus su pradinė įmoka ir visas kitas įmokas 5800 eurų. Tai yra tais pinigais, litais 18 000 litų. Tai galite įsivaizduoti, kokia buvo kaina dabar. Litais tai turbūt skambėjo kosmiškai, ne? Tikrai taip. Nežiūrint to, aš supratęs paslaugos vertę, nes tokių ląstelių niekada už jokius pinigus nenusipirks. Tai yra unikalu ir tik vieną kartą žmogaus gyvenime pasitaikanti paslauga, kurią galima atlikti. Tai yra, jos yra neįkainamos realiai. Tai nežiūrint tos aukštos kainos, aš išsaugoju tas ląsteles, o šiandien lygiai tokia pati paslauga, tai yra tik virkštelės kraujas be papildomų medžiagų ir paslaugų, kainuoja 1900 eurų. Jeigu vienkartinė įmoka 20 metų. 20 metų 1900 eurų? Taip, viskas. Aš galvoju dar apie pačią paslaugą, ne? Jūs čia darot ką? Kur mes čia sėdim? Konsultacijas? Čia yra priimamasis registratūra, konsultacijos, klientai gali atvažiuoti, pasikonsultuoti, pasidomėti, gali užsisakyti paslaugas. Bet daugiausia čia ateina dėl genetinių tyrimų klientai. Na, aišku, aš vis dar galvoju apie žmonės, kurie imasi, žodis, kaip čia, tokio rimto verslo susijęs su ligom, su sveikata, arba ten kažkas ten laidotuvių namus kažkokius kuria. Tai yra su žmonių, kaip čia, su grėsmėm gyvenimo, su nelaimėm susiję dažnai, ne, galvoju, ar tai nevargina daryti tokią veiklą, užsimti kiekvieną dieną, kai žmonės ateina, kaip čia, nesu gera nuotaika, o norėdami apsisaugoti, norėdami išvengti kažkokios ligos, ne? Būtent tai ir įdomu, tame ir pamačiau didžiausią prasmę, kadangi prieš tai turėjau sukaupęs didelę patirtį gyvybės draudimo srityje. Rūpinomės gyvybę, bet iš tikrųjų tu rūpinėsi ne gyvybę, o tik tai pinigais, jeigu atsitiktų nelaimingas atsitikimas, kad tavo šeima būtų aprūpinti. Čiagi mes rūpinamės iš tiesų gyvybę. Tai yra priemonėm, kurios gali apsaugoti gyvybę arba pagerinti sveikatą. Ir žinių visuomeniai tikrai trūksta, mitų labai daug. Tai mūsų viena iš tokių misijų pagrindinių, būtent šviesti visuomenę ir netgi medikus, nes visi medikai yra savo srities specialistai. Apie genetiką jie žino ne genetikai, tik tai bendrais bruožais, tam tikras detalės. Tai dažnai į mus netgi šiandien jau esam užsitarnavę pasitikėjimą, kadangi veikiam virš 10 metų ir medikai dažnai kitų sričių skambina mūsų gydytojam genetikam ir konsultuojasi. Kokių žmonėms dažniausiai klausimų kyla, kai jie čia ateina? Kokių baimių jie turi? Nekalbu apie pačią technologiją, apie kamieninį ląstelę, visus mitus. Labai įvairūs ir vieni sako, o jeigu aš nepanaudosiu, tai mes ir sakom, čia kaip gyvybės draudime, tai džiaugis, jeigu nepanaudosi. Nors kita vertus anksčiau ir vėliau tos ląsteles vis tiek bus galima panaudoti jau organizmui senstant. Ir šiandien turbūt nebe naujiena, kad sąnarius kamieninėm ląstelėm gydosi dauguma žmonių pacientų. Kas tokio yra efektyviausiai, kur nėra klausimų, kad tai tikrai veikia, kad tai yra išbandyta 100 kartų ir dėl to klausimų nėra, kad tą padarius atsitiks taip? Hematologija. Hematologijos sritis tai kraujodaros kamieninės ląstelės, kaip minėjau, tai yra kaulų čiulpų pakaitalas.
Ir tai yra tokios pačios ląstelės tik iš kito šaltinio, bet jos dar kokybiškesnės ir efektyvesnės. Bėda tai, kad mažai tų pacientų, kurie susirga, tarkim, leukemija, kad turi išsaugoję tas ląsteles, jie tada priversti ieškoti kaulų čiulpų donorų. Jeigu jie turėtų savo ląsteles arba savo vaikų, jiem tikėtina nereikėtų ieškoti kaulų čiulpų donorų ir jie turėtų mėginį prieinamą čia ir dabar, o ne po poros mėnesių, kol suras donorą, kol jį paruoš ir kai kurios kraujo vėžio lygos yra pakankamai agresyvios ir greitos ir dėl to laiko nėra laukti. Ir kiek efektyvus toks gydymas? 100% garantijų medicinoje nėra, kaip ir apskritai. Tai labai priklauso nuo lygos stadijos, nuo paciento, imuninės sistemos, nuo gydytojų profesionalumo. Daug yra dedamųjų. Bet šiaip tai yra klausimas, ar tu turi, tai žinoma, klausimas, ar tu turi įrankį ar ne. Tai yra pilna medžiagos, yra statistika mūsų partnerių puslapių, kiek, kada, kur, kokiam lygom buvo panaudotas ląstelė. Dar girdėjau tokį, nežinau, mitas, ne mitas, kad į Šveicariją turtingi žmonės skraido ir naudoja kamieninės ląsteles atjauninimui. Tai nežinau, kur jie tą į veidą, į koją, neįsivaizduoju, bet ne va tai yra. Kraujotaka. Į kraujotaką, ne? Ir tipo sustabdo arba, gal ne jauna, bet stabdo senėjimą organizmą. Taip, tai yra, kai kas tai vadina gyvybės eleksyru, nors mes taip nesakom, tai nėra panacėja, tai tikrai nereiškia, kad jeigu tu susileisi ir tikrai pasveiksi arba ten gyvensi 10 metų ilgiau. Bet taip pat puikiai žinoma, kad oligarchai seniai tai naudoja ir rezultatai yra akivaizdus, ne veltui. Tokios klinikos egzistuoja ir tos ląstelės naudojimas, bet mes orientuojamės ne į tą atjauninimą, bet į ligų prevenciją, į ligų gydymą. Bet kaip ir minėjau, jeigu daug dievė per visą gyvenimą tų ląstelių neprireiks ligų gydymui, tu gali jas panaudoti jau tada, ko gero, ir šitom reikmėm, kaip dabar madinga vadinti longevity. Aha, jo, longevity dabar trendina visiškai. Tai čia yra tikrasis longevity. Okay. Kiek darbuotojų dirba ir kokio dydžio įmonė? Darbuotojų 10, ką turite omenyje dydžio įmonė. Kiek pajamų pernai, tarkim, padarėt? 1 150 000. Ir čia grinai yra už paslaugos teikimą, ne? Taip, mes tik tai šitos 2 paslaugos ir šitas skaičius pastoviai didėja maždaug apie 40% kas metus. Ir šiemet tokio paties dydžio augimo planuojame. Ar turit sėkmės istorijų kažkokių, kad žmonės išsisaugojo, jiems teko pasinaudoti ir jiems pavyko? Bendraja prasme kalbėti, sėkmės istorijų tai yra tikrai labai daug, šiai dienai virš 60 000. Bet labai kažkodėl pas mus mėgsta... 60 000 čia Europoje? Ar pasaulyje? Čia pasaulyje. Labai žmonės mėgsta, o kaip pas mus Lietuvoje? Taip. Sakau, mes gyvenam Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Lietuvoje yra per maža, kad turėti daug sėkmės istorijų. Nėra statistikos. Lenkijoje, pavyzdžiui, toj pačioj mūsų, kuri yra čia pat kaiminė, turi labai solidžią sėkmų istoriją. Dėl to reikia žiūrėti, kas jeigu man šiandien prireiktų šitos paslaugos, ar jeigu Lietuvoje jos netaiko, tai aš nesigydysiu, aš nevažiuosiu į Lenkiją, važiuosiu, jeigu norėsiu gyventi teisingai. Ir net nežiūrėsiu, kiek tai kainuoja. Dėl to, kad kas taikyta Lietuvoje ar netaikyta, nėra esminis rodiklis. Nežiūrint to, Lietuvoje taip pat buvo mėginimų taikyti, bet pats taikymas yra toks, jeigu kalbam apie kraujodaros ląsteles, tai yra toks pats kaip kaulų čiulpų. Tik anot hematologų patį pacientą šiek tiek kitaip reikia paruošti transplantacijai. O pati transplantacija yra lygiai analogiška tokia pati, kurių atlieka, kiek mano žiniomis, vaikų hematologijos skyrius per metus apie 180 transplantacijų atlieka. Galit nesakyti klausimą, gal pats ar planuojat pasinaudoti ar ne? Už kažkiek tai metų. Jeigu man būtų išsaugoję mano ląsteles, tai jau būčiau pasinaudojęs jau šiandien, kadangi rimtų ligų neturiu, bet jau, kaip sakoma, vis tiek laikas tiksi, palaikyti stovį ir imunitetą tikrai šiandien tą padaryčiau.
bet dėja man niekas neišsaugojo. Aš galvoju, noriu vis tik dar pasiklausti, ne, tai mūsų bendruomenėje, žiūrovams, ne, ir šiaip pastebiu visokios naujos temos, ne, nu, tai ir tas pats longevity, ne, dabar labai aktualu, ten visokių tyrimų, visokių papildų, ten nu, visas judėjimas į tą pusę. Jūs sukatės, ne, toj terpėje visų genetinių tyrimų ir visą kitą. Kur visą tai nuves, bet taip, nu, kad suvokiamo atstumu, kas už 10 metų jau bus įmanoma, kas šiandien neįmanoma? Šiandien jau irgi yra įmanoma, tik tai arba ne visi tai supranta ir suvokia, arba negali sau leisti, nes tai kol kas nėra labai pigu. Bet kur tai nuves į apvers mediciną aukštinkojam, nes šiandien mes pradedam gydymą nuo pasiekmių, ne? Tada ieškom priežasčių, tada bandom priežastis gydyti. O turėtų būti atvirkščiai, turėtų prasidėti nuo naujagimis gimė, nusekvenuoja jo visą genomą, įsiaiškini, kur yra rizikos, kokiom ligom ir iškart imiesi prevencinių priemonių. Ir taip būtų sutaupama iš tikrųjų tiek laiko, tiek daug pinigų. Bet pats tyrimas iš karto jį atlikti šiandien dar kol kas nemažai kainuoja. Nu, kam mažai, kam nemažai, bet tai yra vienas brangiausių tyrimų, viso genomo tyrimas, visos sveikatos. Jūs darote, ne? Žinoma. Kiek kainuoja? Pas mus šiandien suaugusiam žmogui 2770. Tai yra 150 puslapių labai detali ataskaita apie žmogaus visą genetiką, apie mutavusius genus. Bet kuriam amžiui galiu pasidaryti? Bet kuriam. Bet kuriam, okay. Bet kuriam. Nuo 18, nuo pilnametystės. Nes vaikam mes nedarom tyrimų ir nenustatinėjom, nuo ko jis galbūt mirstam senatvėje, ne? Nėra tikslo. Vaikam darom su vaikystė susijusių ligų tyrimus, suaugusiam jau atskleidžiama viskas. Tai šiandien galite pasakyti, kada aš numirsiu, jeigu pasidarysiu tyrimą? Nekada, bet nuo ko tai, ko gero taip. Jeigu nesimsit prevencinių priemonių. Okay. Bet jeigu matysit savo rizikas ir imsitės prevencinių priemonių, tai ko gero nuo tų ligų nenumirsit. Ir tada daugiau padaugė šansų, kad mirsim sava mirtimi, būtent, o ne nuo ligų, kaip dauguma šiandien miršta. Apie verslo dalį dar man įdomu, ar ne? Aš pradžioje užsiminiau, kad man kelia nuostaba pačio kelias, ne? Kad nusprendėte eiti į medicininę sritį. Kodėl į šitą sritį pačiam reikėjo veltis? Čia kas, labai pelninga? Tikrai ne. Tiesiog labai įdomu ir labai prasminga. Ir aš nenusprendžiau. Mane patys šitas sritis pasiėmė. Kai prieš 16 metų laukiausi savo jaunėlio ir per nėščiųjų kursus sužinojau apie tokią paslaugą kaip virkštelės kraujo kamieninių ląstelių surinkimas ir išsaugojimas. Man tiesiog, kadangi mačiau, kad ta įmonė, kuri tik susikūrusi, susirinkę mokslininkai sėdėjo ir galvojo, kad visi dabar čia subėgs pas juos atlikti tą paslaugą, pas mus taip nevyksta, žmonės reikia edukuoti. Sukirtom rankom, kad aš padėsiu jiem paskleisti žinią, tą paslaugą pateikti rinkai, pritaikyti savo gyvybės draudimo patirtį. Ir aš 4 beveik metus atidirbau tam banke, būtent kurdamas tą tinklą, šviesdamas, pasakodamas apie tą paslaugą tiek nėštukių kursuose, tiek gydytojam ginekologam, kad jie galėtų irgi perduoti tą žinią, kad jau tokia paslauga prieinama ir Lietuvoje. Ir visai neblogai pavyko. Mes tikrai turėjom labai nemažą procentą šeimų, kurios saugos. Minčių savo kurti verslo neturėjau, bet kai atsisveikinau su tuo vietiniu banku ir nutariau trauktis iš šitos srities, bandžiau grįžti į draudimą. Mane tiesiog atakavo draugai pažįstami, tai kur dabar man tas ląsteles saugoti? Tada teko atlikti rinkos tyrimą, susirasti pačias patikimiausias įmonės, kurios atlieka šitą paslaugą Europoje. Ir aš pradėjau rekomenduoti jiem. Tada jie man pasiūlė tapti atstovu. Taip aš gavau didžiausio Europos banko atstovybės teisės Lietuvoje. Ir taip teko įkurti įmonę. Būnant vadovu tokio verslo, kas pačiam sudėtingiausia buvo per tos 10 metų tam keliui? Buvo momentas, kai galvoju, gal reikia pabaigti gal? Jo, buvo toks momentas, kai mes atstovavom vieną įmonę, mano minėtą, šveicaro. Buvo kamieninių ląstelių bankas, kuris plius pradėjo atlikinėti ir genetinius tyrimus. Ir taip mane vėl mus įtraukė į naują sritį, į genetinių tyrimų sritį.
Tikrai buvo viskas labai gražu ir faina, nes tai buvo šveicariška įmonė, šveicariškos kamieninės ląstelės, šveicariški genetiniai tyrimai, buvom be konkurencijos ir netgi brangesni ir tikrai daug kas kreipėsi į mus. Bet kaip neretai būna, nežiūrint to, kad įmonė labai stambi ir turinti istoriją ir patikima, atėjus pasikeitus vadovui, būna sugriaunama. Ir ta įmonė sustabdė veiklą ir pas mus griuvo viskas. Reputacija, nežiūrint to, kad tai nebuvo mūsų kaltė, bet mūsų partneriai, mūsų gydytojai žinojo tik mus, nežinojo tos kitos pusės. Tai buvo tikrai labai sudėtingas metas, virš metų laiko mes atsistatinėjom ir atsikovojom vėl už savo vardą, kad išsaugoti aptarnavimą tiek tų mūsų senų klientų, kurie mumis pasitikėjo, o jų nepalikti likimo valiai, tiek neužmesti šito pradėto darbo, nes įdirbis buvo padarytas nemažas. Tai sakau, virš metų laiko mums užtruko labai daug pastangų, tai yra susirasti naujus partnerius. Vėlgi bankas didžiausias reikėjo jam įrodyti Europoje, kuris perėmė ląsteles iš to seno banko. Dėl to mes taip išlaikėm atstovavimą ir savo senų klientų, ir dabartinių, bet išmokom pamoką, kad negalim atstovauti vienos įmonės, kas link genetikos, nes anksčiau ir vėliau kažkas padaro klaidų. Šiandien, kadangi mes atstovom nemažai genetinių tyrimų geriausių laboratorijų, tai mes, jeigu yra tik tai koks nors nesklandumas, kažkas nepavyko, sugedo įranga ar ką, mes labai staigiai galim tuos tyrimus permesti iš vienos vietos į kitą, kad klientas nenukentėtų ir gydytojas taip pat liktų patenkintas, kad klientas jam neskambinėja, kur mano tyrimai atsakymai. Jeigu yra kažkokių klausimų, klientai kreipiasi į mus ir mes jiem konsultuojam, atsakom, paaiškinam atsakymus. Tai buvo didžiausias iššūkis atstatyti savo reputaciją. Vadovai neretai darydami kažkokią tai veiklą, jeigu pameta tikslą, jeigu neturi aiškios strategijos, jeigu pritrūksta motyvacijos, susiduria su perdegimu. Kas pačio yra tas tikslas, kuris veda patį į priekį, kad nepavargti, kad nesudegti, kad nenusibostų? Ką nori nuveikti su šito verslu? Aš labai laukiu momento, kai pas mus ateis mūsų klientai ir pasigirs, kad dėka mūsų paslaugų jie išgelbėjo savo šeimos narių gyvybę. Tai man bus aukščiausias įmanomas įvertinimas. Ir anksčiau ir vėliau jis bus. Gerai, tai ačiū pačiam už skirtą laiką, už tą informaciją, kurią gavom šiandien. Visada prašau. Dėkui.